Sveiki visi tie, kurie jau atsikėlėte. Pasaulio futbolo čempionatas tęsiasi ir mes kalbame apie tai, kas gali būti ir tai, kas turėtų nutikti. Kroatija, Meksika, lemiamos rungtynės grupėje. Iš tikrųjų, kroatai patys sako, mums gerai, kad nieko nereikia. Mums reikia tik laimėti, mes nepriklausome nuo kitų dalykų. Ar kroatai gali įmušti ir laimėti, žaisdami su meksikiečiais? O taip. Ar gali Meksika apsiginti? Irgi tiesa. Bet manyčiau, kad šioje situacijoje rungtynės turėtų vykti pagal kokį nors beprotišką scenarijų, turėtų būti rezultatyvios. Ir vis dėlto prognozuočiau, kad kroatai, žaisdami tokį seksy futbolą, kokį jį žaidžia šiame čempionate, laimės. Labą dieną futbolo aistruoliai ir gerbėjai. Šiandien žaidžia Meksika prieš Kroatiją. Klausykis, o ko čia žiovai, ką naktį veikiai? Aš visą naktį laukiau, kol Jėzus Kristus mane Facebooko draugus priims. Kaip suprast? Nu, tai visai futbolo kažkas analfabetas. Tu nieko nežinai apie Jėzų Kristų. Jisai žinokit, aš šūstras, labai šūstras žaidėjas. Jisai visus sutriuškino. Jisai yra nauja žvaigždė tiesiog. Čia klausyk tas, kuris neturėjo nei jokio klubo ir prieš keletą dienų buvo išvis niekam nežinomas ir dabar pyst. Žvaigždė? Nieko tu nesupranti, jis ne Jėzus Kristus, jis Guillermo Ochoa. Žinok, ne, visas internetas rašo, kad jisai būtent Jėzus Kristus. Tu įsivaizduok, jisai per vieną naktį jį pakvietė milijonas tokių kaip mes, merginų, gražių ir seksingų. Klausyk, nu jeigu tu čia rimtai taip šneki, tai ir aš noriu būti jo draugė. Ką ta Kroatija? Tai aišku, kai Meksikos vartus gina pats Jėzus Kristus. Klausyk, pasižiūrėk, gal priėmė draugė. Problemų, ką išdėjau, tai žinok, pazirime. Arba tu atsiklausinė, o jeigu tokį sustumti, žiūrėk, tai kas laimės, tai aišku makaronai, oi. Ir? Ir ką tada, nu, Tada sakyk, ką išmokai. Lažybos gyvai, orangulas.lt